Pavydas tai vadinamas draugų energetinė ataka. Kada tu galvoji, kad tau nesiseka, galvoji, kad netekai jėgų tiesiog savo, kad pinigai tiesiog išgaruoja, kada sapnuoji blogus dalykus be priežasties. Stop. Kartais tau kenkia būtent ne priešai, o patys tikriausi ir tyriausi tavo paties draugai. Tie, kurie šalia tavęs šypsosi, bet viduje giliai pyksta, kada tau sekasi. Pavydas tai nėra tik emocija. Tai yra tokia galinga energija. Jinai aštri tokia kaip peilis ir tyliai pulsuojanti kaip nuodai. Ji gali būti taip pat nepastebima, bet tu ją jauti. Galbūt per nuovargį, per nerimą, o galbūt jau net nemigo naktimis. Ir jie nori būti tokie kaip tu, bet tie draugai nepakelia, kada tu tiesiog švyti. Ir siųsdami tau tą energetinę ataką, jie gali tą padaryti tiesiog per mintį, per žodį, per palinkėjimą, per tylą, per sveikinimą net. Baik pasitikėti visais, kurie yra šalia tavęs. Baik dalintis savo džiaugsmu su tais, kurie jo šiai dienai galbūt neturi. Ir saugok savo šviesą, valydamas save energetiškai. Tavo šviesa tikrai verta apsaugos. Tavo energija turi ir būti privalo tik tavo. Nes kada žmogus išsivalo, jam niekas pakenkti negali. Todėl, kad tai yra daroma reguliariai. Ir kada žmogus taip gyvena, pradeda gyventi, jis supranta ir duoda suprasti tiems draugams, kad esi stiprus. Ir jų pavydas tampa bejėgiu. Tiesiog bejėgiu. Kviečiu visus pabusti, atsimerkti, pamastyti, apgalvoti, kaip sakant, ne tai, kad pasilyginti, ar dabar šiuo metu pas jūs taip yra. Tiesiog kviečiu visus, nes noriu, trokštu, kad pajustumėt skirtumą, kaip buvo iki energetinio apsivalymo ir po jo. O tada galėsite gyventi tyliai, giliau ir pagaliau laisvai, nebijodami nieko. Nes ten, kur energija, ten, kur šviesa, baimės akis nieko nepasiekia. Pavydas nieko nepasiekia. Tik tą reikia daryti reguliariai. Po to, kaip aš sakau, jau gaunasi toks posakis, kaip dantis išsivalyti, kada žmogus taip pradeda gyventi, be šansų, kam nors pakenkti. Visada jūsų laukiu.